Norint suprasti ir valdyti mikro bei nano pasauliuose vykstančius reiškinius, reikia juos pamatyti. Deja, tie procesai trunka 100 milijardinės sekundės dalis, o pačių objektų matmenys ypač maži – milijoninės milimetro dalys. Todėl fizikai teoretikai naudoja išradingus metodus, o eksperimentatoriai pasitelkia modernius prietaisus, tokius kaip femtosekundinės trukmės impulsų lazeriai, norėdami pastebėti sąveikas tarp biologinių molekulių ar tarp molekulių esančių kitose nanodariniuose. Supratus šiuos procesus, juos galima imituoti, kuriant pavyzdžiui dirbtines fotosintezės sistemas. Vieną tokį projektą vykdo profesoriaus Leono Valkūno grupė. Projekto esmė tai ultraspartieji reiškiniai vykstantis molekuliniuose dariniuose, tų molekulinių darinių aplinkos poveikis į tuos ultrasparčiuosius reiškinius, kaip juos galime valdyti, kaip mes galime juos suprasti ir kokia jų prasmė, pavyzdžiui, biologinėse objektuose. Tai aišku yra susijęs su nanodariniais. ES struktūrinių fondų finansuojamame projekte Kvantinis sužadinimų supainiojimas ir jų dinamika baltymuose bei molekulinėse nanostruktūrose mokslininkai tyrinėja savireguliacijos mechanizmus baltymuose. Vienas iš svarbiausių procesų – fotosintezė. Kaip žinia, tik per jį Žemės atmosferoje per 100 milijonų metų susikaupė visi žmonijos naudojami energijos ištekliai – akmens anglis, nafta, dujos bei pakankamas deguonies kiekis gyvybei palaikyti. Deguonies gimimo procesas itin svarbus, bet ir labai sudėtingas. Tai itin agresyvus elementas, nuo kurio pertekliaus kai kas gali ir žūti. Fotosintezė skaldo vandenį, suskaldžius vandenį generuojamas deguonis, kuris iš tikrųjų jau nereikalingas fotosintezei, bet deguonis, pasirodo, yra baisiai pavojingas. Deguonis gali įvykti tokią reakciją, jis tapti singletiniu deguonimi ir jis pradės ardyti viską aplinkui. Todėl ir kuo daugiau šviečia, tuo daugiau to deguonies generuojama. Iškia, turi augalas, turi lapas, turi bakterijos kažkaip adaptuotis. Jeigu per daug apšvietos, reikia apsisaugoti. Pasirodo, įsijungia savisaugos mechanizmai. Kad jie yra, eksperimentai rodo, kaip jie veikia. Tai yra molekuliniam lygyje, mes norim suprasti. Be minėtų ultrasparčiųjų vyksmų tyrimų naudojami tokie nauji metodai kaip pavienių molekulių spektroskopija. Jas sodina ant paviršiaus. Paviršiaus labai ištirpintus, kad jie kuo mažiau jų būtų, ir tada jie sėda į paviršių ir gaudama tiesiog su mikroskopu žiūrimi kiekvienas taškas, skaičiuojami fotonai, ne šiaip intensyvumai labai žemi ir bandoma suvokti, kas daryti. Yra nauja fizika, nauji reiškiniai. Tačiau ir tai ne pabaiga. Toliau darbą perima superkompiuteriai, padedantys sukurti pastebėtų reiškinių modelius ir taip geriau suprasti, kas vyksta. Toks superkompiuteris veikia ir Vilniaus universitete. Kita metodika tai yra labai spartus reiškiniai. Tam yra vadinama dabar koherentinė trifotoninė elektroninė spektroskopija. Reiškia, leidžiama į pavyzdį 3 iš eilės sekos labai trumpi šviesos impulsai. Ir toliau stebimas signalas. Dar tiesa leidžiamas 4, kad dar sudėtingiau būtų sumaišomas su gauta signalu. Ir tas yra matuojama. Ta atlikti įmanoma naudojant superinstrumentą ultraspartųjį femtosekundinį titano safyro lazerį. Tyrimos molekulės arba jų kompleksai apšviečiami labai trumpais, 10 femtosekundžių trukmės impulsais. Gauti rezultatai tarsi fotografijų rinkinys. Tai yra netiesinė fotografija. Jeigu jūs fotografiją darysit, įsivaizduojat, reiškia, vienu spinduliu, kitų spindulių, trečių spindulių ir dar žiūrėsit, kas ten įvyksta, kaip interferuoja, va tokia čia fotografija. Kažkuria prasme fotografija, lazerinė fotografija, tai yra tokia daugiamatė, gali būti fotografija, bet mes norim ne tik vaizdą turėti, mes norim vyksmą matyti. Kaip tas vaizdas formuojasi. Įsivaizduokime, kad pamatėme, kas vyksta fotosintezuojančios bakterijos arba augalo ląstelės membranoje. Tuomet kyla kitas klausimas – kaip valdyti šį procesą? Mes domimės anglies nanovamzdeliais. Tai yra nanodariniai. Gal teko girdėti, turbūt ir ar skaityti žmonėms, kad yra grafenas toks. Tai grafenas, Nobelio premiją gavo, yra nanovamzdelis, tai grafenas susuktas į vamzdelį.
Ir jie vamzdelį priklausomai nuo to, kaip jį susuksi, jie pasižymi labai įvairiom savybėm. Ir tai yra vienas iš nanodarinių, kuriam ko gero numatomos didelės taikymo perspektyvos, nes tas nanovamzdelis yra kaip deimantas, kietas, jis stabilus, ką tik nori daryti, tačiau jis turi labai įvairių savybių. Nanovamzdeliai gali būti panaudoti, kuriant naujos kartos saulės baterijas, elementus labai efektyviai kaupiančius ir atiduodančius elektros energiją. Praėjusiais metais Teksaso universiteto Ostine mokslininkai sukūrė aktyvuotą grafeną, godžiai sugeriantį elektros krūvius. Štai kodėl ši medžiaga gali būti naudojama energijos kaupikliuose. Ji labai greitai atiduoda energiją ir greitai pasikrauna. Tokie itin efektyvūs kaupikliai, superkondensatoriai praverstų elektromobiliuose. Tiesa, kadangi tie nanodariniai sudėtingi, jų ilgesys irgi sudėtingas. Panašiai kaip fotosintezės metu vykstantis procesai, kurių metu irgi kaupiama energija, įkraunama augalo arba mikroorganizmo baterija. Jeigu mes einam link saulės energetikos, tai išmokę tai, kaip vyksta fotosintezė, mes ko gero galėtumėm panaudoti tas žinias, pavyzdžiui, savireguliacijos mechanizmus, gerinti efektyvumą, jeigu mes tą naudotumėm. Eina ta kryptim žmonija eina į dirbtinės visokias saulės energetikos problemų sprendimus. Aišku, dabar tai yra naudojamas silicis, jau yra atidirbta metodika, tačiau čia eina kalba į organiką, į sekančios kartos, į kitokią galbūt tą panaudojimą. Organiniuose saulės elementuose naudojami elektrai laidūs organiniai polimerai arba mažos molekulės. Jos sugeria daug šviesos, bet yra netokios stabilios ir netaip efektyviai šviesą verčia elektra kaip neorganiniai saulės elementai. Norint suprasti fotoelektros reiškinius, krūvių atskirimą ir jų valdymą, sunku išsiversti be kvantinės fizikos žinių. Kvantinės fizikos sudėtinga, bet be jos mes nieko nesuprantam. Taip yra. Čia nieko nepadarysi, jinai egzistuoja. Kaip jūs galite įsivaizduoti, šviesą jūs šviečiat, geriausiai su šviesa, kadangi jinai aiškiau turbūt. Jūs šviesiat su šviesa, intensyvumas, kuo daugiau duoda, tuo geriau. Tačiau šviesoje pasirodo yra interferenciniai reiškiniai. Tai reiškia, ne vien intensyvumas, yra dar banginės savybės ir jos pasireiškia. Ir jos yra svarbios, jūs turit vaivorykštę, jinai visgi dėl interferencinių reiškinių atsiranda. Tai yra būtina, mes turim tokius naudoti. Pasirodo, gamtoj, mikropasaulyje visi šitie interferenciniai reiškiniai irgi vaidina svarbų vaidmenį. Eksperimentai liudija, jog biologinės sistemos sumaniai pasinaudoja kvantiniais efektais. Dar 70-metyje Herbertas Frohlichas pastebėjo, kad biologinių membranų vibracijos elgiasi kaip Einšteino Bose kondensatas. Šioje keistoje būsenoje kvantinės dalelės veikia tarsi viena superdalelė, įgyjanti unikalių savybių. Tokiu būdu ląstelių membranos sugeba darniau kaupti ir perduoti energiją. Krūvio atskirimas, pradinės tos stadijos fotosintezė, aišku, yra labai aukštas efektyvumas, bakterijose turbūt netoli 100% siekia, augaluose gal ten 80-90%. Tai dirbtinėse tas efektyvumas yra žemesnis. Bet jeigu grįžtant į augalų žiūrėsim, kiek išeiga po biocheminių visų reakcijų, tai aišku, kad jinai nedidelė, ten jau 3% belieka. Kitaip sakant, už viską reikia mokėti ir gamta irgi moka. Šio projekto dalyviai tyrinėja būtent pradinę, efektyviausią fotosintezės stadiją. Mokslininkai jau įsitikino, kad fotosintezės efektyvumą galima padidinti, parinkus tam tikrą šviesos spektro dalį. O tai reiškia sukurti kur kas efektyvesnę dirbtinę fotosintezę. Darant kažką dirbtinio, norėtųsi kuo daugiau tos energijos panaudoti, kuo mažiau nuostolių. Kitaip sakant, kiti truputį klausimai sprendžiami. Gamta sprendžia vienus klausimus, mes norim kitus, mes norim kuo platesnį spektrą, kuo daugiau energijos paimti ir panaudoti. Tai ta prasme, mokymasis iš gamtos, tik kūrybingai, gali būti panaudojamas, tų žinių panaudojamas, kuriant kažką dirbtinio. Fotosintezė vyksta augalų ląstelių arba mikrobų membranose. Dažnai kalbama apie tai, kokie gyvybiškai svarbus deguonies sintezei pasaulio miškai. Tai ne visai teisinga. Už deguonį labiausiai turėtume būti dėkingi ypatingoms vandenynų bakterijoms, kurios viešpatauja ir pluša žemėje ne 1 milijardą metų. Taip, svarbu, miškai lokaliai labai svarbu. Tačiau visą deguonį generuoja 80% daugiau, tai yra cianobakterijos, kurios yra vandenynuose. Tai taip, kad net ir iškirtus miškus būtų blogai kita prasme, bet deguonies mes turėtumėm turbūt.
Cianobakterijos laikomas pačia sėkmingiausia mikroorganizmų grupė Žemėje. Įvairios šių bakterijų grupės puikiai jaučiasi įvairiausiose sąlygose. Jos klesti gėlame ir jūros vandenyje, netgi karštuose šaltiniuose itin druskingoje aplinkoje. Būtent cianobakterijos, išskiriančios į aplinką deguonį, sukūrė pirmykštę Žemės deguoninę atmosferą. Suakmenėjusių cianobakterijų liekanos, vadinamos stromatolitais, mūsų planetoje aptinkamos jau prieš 3,5 milijardų metų. Fotosintezė vyksta augalų arba cianobakterijų membranose, kur pigmentai, chlorofilai bei karotinoidai perneša energiją į reakcinius centrus. Aišku, labai didelis rezultatas yra tai, kad struktūros yra žinomos. Šat fizikams labai gerai, mes žinom struktūrą, sandarą, kaip viskas atrodo. Tas atsirado tik po kokių 90-ųjų metų struktūros, o realiai dauguma struktūrų po 2000-ųjų metų. Šat tas mokslas yra toks vėl šviežias. Yra kitos galimybės, tai yra mutacijos. Jūs galite auginti, keisti struktūrą ir auginti pakeistas struktūras ir vėl nagrinėti. 2012 metais Vokietijoje Hamburge DSI centre pradėjo veikti beveik milijardo eurų vertės rentgeno laisvų elektronų lazeris. Panašus yra ir Japonijoje, Rikenharimo institute netoli Kobės. Tai naujos kartos itin galingi instrumentai, naudojant keliasdešimties femtosekundžių trukmės sukoncentruotus, labai didelės energijos elektronų debesėlius, pulsus, per tokį laiką saulės šviesa nusklinda mažiau nei 1 milimetrą, mokslininkai gali pamatyti, kaip elektronai peršoka nuo vieno atomo ant kito, kaip sąveikauja biomolekulės, iššifruoti sudėtingų baltymų ir virusų struktūras. Kuo trumpesnis impulsas, tuo greitesnius įvykius ar reiškinius tokiu lazeriu galima pamatyti. Atrodo, mūsų laukia intriguojančio atradimo amžius.